Verslo apdovanojimų kelionė tikrai plati Kauno rajone. Šį kartą esame laisvojoje ekonominėje zonoje ir sveikinuosi nominacijoje specialusis prizas, kurioje yra įmonė Axioma Metering ir jos vadovas Ignas. Sveiki, Ignai. Sveiki. Kaip jaučiatės tapę nugalėtojais? Puikiai, ačiū. Ar aprodysit įmonę šiandien, kaip gyvena? Žinoma, Axioma Metering yra tikrai kaunietiška įmonė, nes viskas prasidėjo daugiau negu prieš 30 metų bendradarbiaujant su KTU universitetu ir mes turbūt vieni tokių netgi pasaulinių lygių pradininkų, kaip pritaikyti ultragarso technologiją vandens srauto matavimui. Tai ta organizacija, aišku, kito, plėtėsi, augo ir dabar esam tokia, sakyčiau, šiuolaikiška moderni įmonė su labai dideliu žinių ir kompetencijos bagažu, kas padeda mums konkuruoti ne tik Lietuvoje, bet pirmiausia pasaulinėje rinkoje. Galutinis vartotojas tai yra vandens ir šilumos tinklai, bet turbūt mes labiausiai norime pasiekti tą patį individualų vartotoją. Daug visko sukurta, daug padaryta, jeigu pasižiūrėtume 30 plus metų atgal. Panašią funkciją atliekantis dalykai atrodė visai kitaip. Jie buvo didesni, gabaritiniai, gerokai su paprastesnėm technologijom galbūt viduje ir mes, aišku, niekada nenustojame inovuoti, tada būtent sukūrėm šiuolaikinę tą mūsų naujausios kartos produktą, kuris išsiskiria tokia savo ryškiai geltoną spalvą. Ir šitų prietaisų po visą pasaulį, šiai dienai daugiau negu 80 šalių, mes parduodam bent 1,5 milijono kasmet. Sveiki, esu Axioma Metering gamybos vadovas Daumantas Barčas. Esame liejimo skyriuje, kur liejame korpusus, dangtelius, visas mūsų detalės mūsų skaitikliui. Įrengimai dirba automatiniu režimu ir čia plačiau parodysim vieną celę, kurioje liejame insertus, kurie atsakingi už signalo perdavimą, ultragarsinio signalo perdavimą. Šiuo metu esame prie surinkimo linijos, kurioje ir gimsta mūsų skaitikliai. Linija yra labai aukštos automatizacijos, surinkimo operacijų daug ir aukšto tikslumo. Mūsų skaitiklis, šalia to, kad labai tikslus ir preciziškas, turi tarnauti net ir po vandeniu, todėl yra tikrinamas sandarumo testais. Kaip tik šitoj kameroj yra atliekami sandarumo tikrinimai. O man už nugaros yra viena iš robotinių rankų, kuri dėlioja skaitiklius į kaitimo pečių, nes skaitiklius turi atsikaitinti 4 valandas tiesiog procese. Šioje vietoje atliekama metrologinė patikra, konfigūravimas mūsų visų skaitiklių. Išskirtinumas šitoje vietoje tas, kad šie stendai yra suprojektuoti ir pagaminti Axioma Metering komandos. Yra išskirtinis know-how, tuo, ko galim didžiuotis. Mes dirbom Kaune visą laiką, tiesiog labiau centrinė miesto daly. Išaugom esamą gamybinę, patalpas ir nusprendėm, kad plėstis reikia ten, kur ne tik tai duotuoju momentu galėtum patenkinti savo poreikį, bet ir į ateitį. Tai mes čia nusprendėm, kad lezas puikiai tinka. Įsigijom 2 net žemės sklypus. Iš pradžių pasistatėm vieną gamyklą, po poros metų sakom, reikia ir antros. Šiai dienai neturime dar nei vieno kitataučio ir pakol kas dar visą komandą susirenkam iš Kauno miesto, iš Kauno rajono, iš aplinkinių rajonų. Tai tikrai dar jaučiam tą galimybę prisitraukti tikrai aplinkui dirbančių žmonės. Mūsų gal netokia orientacija yra labiau dabar jau orientuotis ne tik Kauno rajoną, į aplinkinius rajonus.